Ką dariukas? Šokoladas. Kišketas. Sustojam užkast. Labai linksma. Gerai, atminėm iki Trakų. Nuvažiuota jau 30 km. Ir prieš save matome Angelų kalvą. Angelų kalvą. Tai yra viena gražiausių ir ramiausių vietų Lietuvoje. Čia rasi daugiau nei 40 medinių angelų, skulptūrų ir koplyčių. Kiekvienas angelas simbolizuoja tam tikrą vertybę – meilę, viltį, taiką, sveikatą, šeimą ir panašiai. Nuo kalvos atsiveria puikus vaizdas į Trakų ežerus ir pilį. Lankymas yra nemokamas, o vieta atvira visą parą. Siūlau visiems aplankyti. Inde, kaip sekas tam? Liau, skauda šikną. Bet čia žiūri, fainai. Žiūri, zaivyt. Ką tik 18, dabar 30. Nežinau. Po to 50. Mes numinam pravom. Liko pėm. Važiuojam pro Lentvario dvarą. Lentvario dvaras tai yra vienas įspūdingiausių Lietuvos dvarų, esantis vos 18 km nuo Vilniaus. Įdomiausi faktai tai yra, kad dvaras yra pastatytas 19 amžiaus 19 amžiuje, priklausė Tiškevičių giminiai. Rūmai pasižymė išskirtinę neogotikinę architektūrą. Dvarą supa garsus kraštovaizdžio architekto Eduardo Andrė suprojektuotas parkas su tvenkiniais, dirbtinėmis uolomis, kriokliais ir akmeniniais tilteliais. Šiuo metu dvaras yra restauruojamas ir pamažu atveriamas lankytojams kaip kultūros erdvė. Taip pat užsukit ir pasižiūrėkit patį. Didžiulis saulės elektrinės parkas. Bliama, rimtas. Pravažiuojam Kaišiadorius, sustosim Lidle apsipirkti vakarienį ir susitiksim stovyklavietėje. Va tai va, maistą atsivežėm.
ką esam Kaišiadoryse, atvažiavom į savo stovyklavietę. Šiandien numinta virš 8 kilų. Ką eisim daryt, valgyt, dėtis viską. Gal pažvėjosiu. Nu, viską parodysim po to. Šiaip gražu, ką žinau. Baisiai. Nu. O ir ten kokia įdomi vieta. Va. Žiauri fain. Dariukas neš. Vežas 10 litrų vandens, karačiai. Gerai. Nu va, atvykom į stovyklavietę, žodžiu. Čia tokia pavėsinė didelė. Ten žmonės žvejoja. Aš ir gal eisiu pabandyti po to. Žodžiu, Kaišiadoryse mes čia. Čia salotas. Čia gedas. Ne, čia Geda mėsa. Vada jau. Nu ką, va tai jau, pas mane palapinį. Batus turim. Meškerę pasidėjau. Na ką, eisime vat. Pirma diena baigės. Abankas.